kokių lietuvių turėjom Dakar. Ridstarton Dakaras turbūt sudėtingiausias ir pats rimčiausias rally raids visam pasauliui. 2 savaitės dykumų, akmenų, kalnų ir labai daug prakait. Bet ar žinojo, kad turėjom visai nemažą lietuvių dalyvaujančių? Nes turbūt visi žino pagrindinius Vanagą, Žalą ir Roką Bazuką, bet yra gerokai daugiau. Tai šita yra visi lietuviai, katrai dalyvaujant 26 metų Dakar. Pradėkime nuo motociklų klasės. Nerimantas Jucius, 28 numeris, Rally 2 klasė, 2 Dakaras gyvenime. Dovydas Karka, 5 numeris, Rally 2 klasė, 1 Dakaras gyvenime. Saulius Klevinskas, 81 numeris, Rally 2 klasė, 1 Dakaras gyvenime. Edvard Sokolovski, 91 numeris, Rally 2 klasė, 1 Dakaras gyvenime. Gediminas Satkus, 103 numeris, Rally 2 klasė, 2 Dakaras gyvenime. Iš mašinų turėjom Benediktą Vanagą, 216 numeris, Ultimate klasė, 14 Dakaras gyvenim. Šturmans Aisvidas Pauliukėnas, Šturmanau 5 Dakaras. Gintas Petrus, 201 numeris, Ultimate klasė, 10 Dakaras gyvenim. Mindaugas Sidabras, 427 numeris, Stock klasė, 1 Dakaras gyvenim. Šturmans Ernestas Česokas. Visų mylims Tauragiškis Roks Baciuška, 502 numeris, Stock klasė, 5 Dakaras gyvenim. Vaidotas Žala, 604 numeris, sunkvežimių klasė, 11 Dakaras gyvenim. Classics klasė turėjom dar Karolį Raišį, katras atstovavom Lietuvą, 703 numerių, ir Igną Daunoravičių, katras kaip Šturmans atstovavom Lietuvą 766 numeriui. Tai išvies turėjom 14 lietuvių šiais metais Dakare, 11 pilotų ir 3 šturman. Tai sėkmės jums visiems, Dakars yra žiaurus iššūkis ir aš tikiuosi, kad visi pasieksit finišą sėkmingą. Ir dabar turėsim 2 savaitės Dakarą, tai įkelsiu pastoję vis kokių nors video apie Dakarą, informacinių, kaip sekas, kam ir panašiai. Tai jeigu norit žiūrėti kartu, paspauskit follow ir žiūram.